Matot bent kažkas? Matau šitą pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Koks yra iš tikrųjų? Su juodom skylėm. Labas vakaras, su jumis šeimos pokalbiai, podcastas, bet šiandieną, kadangi mano tėvukai yra išvykę į Tailandą, tad linkėjimai tėvukams. Sveiki, brangiai! Sveiki, sveiki, čia šeimos podcastas. Sveikinamės iš Tailando, esame čia tryse, tad Antanas yra namie praves šiandien mums laidą kartu su hipokritais. Taip, aš manau, kad ir Antaną kviečiam jo čia. Ir podcastas bus iš šiltų kraštų. Jo, tęsime iš čia. Linkėjimai! Linkėjimai iki. O šiandieną pasikviečiau į svečius hipokritus. Tad šiandieną, žinot principas, kaip čia viskas vyksta, mes iš tikrųjų kalbėsim apie viską, nėra jokių tabų. Galim sakyti, ką norim. Ir šiandien iš tikrųjų, mano mėlėjai draugai, yra labai daug dalykų, kuriuos turim aptart. Ar pasiruošę esat pakalbėti? Kas čia? Kas darė šitą kavą? Čia specialiai, jo? Tai jūs palaukit, dar turi nusėšyti tą kavukas. Bet mes esam iš tikrųjų šiandien po 2 koncertų. Kaip tik atvykome čia ir... Kaip jums po ilgo laiko nekoncertavus buvo šis savaitgalis? Kaip koncertai? Nu įdomi, aš tai pakimau po 2 koncertų iš karto. Balso nebėra? Nebėra. Tai reikia biškį pasitreniruoti mum. O tau? Pagaliau. Sunku pasakyti, visada faina sugrįžti. Buvau pasilgęs, tiesą pasakius. Aš irgi buvau pasilgęs viso šito ir tie visi koncertai ir visa kita, kai jų nėra, tada tu vėl bijai grįžti, vėl bijai eiti į sceną. Ir vakar, pavyzdžiui, naktį, kai mes koncertavom, aš visiškai šitą jaučiau. Man buvo labai sunku. Per kurį? Per pirmą ar antrą? Per pirmą. Vakar turėjom naktį 2 koncertus, tai per pirmą, kai reikėjo išeiti, aš iš tikrųjų jaudinaus labai. Aš jutau, kad nieko nejaučiu, kas yra baisiausia. Bet dabar aš šiaip esu tokiam šiek tiek patys, liūdesėlį. Tai būtent apie visą tą liūdesėlį ir visą kitą. Pirmiausia, tai kas yra hipokritai? Čia yra muzikinė grupė ir pats hipokritų pavadinimas, mes kaip grupė, tai yra dviveidžiai, vaidmainiai, kurie keičia veidus muzikoje. Ir todėl ne tik muzikoje, kartais ir gyvenime. Todėl pas mūsų ir dainos ir viskas yra labai skirtingos ir visokiausių tų žanrų yra. Bet žinot, ką aš noriu, pavyzdžiui, iš pat pradžio, tai galbūt yra žmonių, kurie nežino istorijos, kaip susikūrė šita grupė. Šiandien kalbėsim apie viską, bet aš noriu po truputėlį padaryti tokią įžangą. Šita istorija siekia 16 mūsų metų. O iš tikrųjų net 14, kai mes su Dimonu susipažinom. Bet jeigu taip labai labai atgal eiti laiku, tai iš pradžių aš turėjau repo bendą, susižavėjau repu, jis turėjo roko bendą. Susipažinom mes... Susižavėjau roku. Roku. Kuriuo? Jokubaičiu? Tas fainesnis, Jan. Ai, rokas Jan. Jo. Šitą, man atrodo, Dimono labiau stilistikos. Jo. Aš buvau labai panašus, kai buvau jaunas. Ir patiko? Dėl Dimonas su manim pradėjo bendrauti. Ne, bet esmė, kad mes susipažinom per muzikos istoriją, įsivaizduoji, o abu susižavėjom tokiom muzikos kryptim, kur visiškai, sakykim, ypač mano muzikos kryptis prieštarauja tų žmonių, kurie mus mokė pasaulėžiūrom ir man sakydavo, amžinai aš ateidavau ten į pamokas ir sako, tipo, aš nesuprantu dabar tos šiuolaikinės muzikos, ten net muzikos nėra. Ai, mokytojai. Dažnai, turbūt ir tu dažnai tą girdėjai savo akademiniai aplinkoje iš mokytojų, iš tokių, žinai, kur jau turi savo kažkokį burbulą, kuriame gyvena ir nepripažįsta, nes ten, ką mes darom, turbūt jiem būtų ne muzika, nes tai yra pernelik paprasta ar pernelik atsikartojantis motyvai, o kartais iš vis nėra dainavimo. Žodžiu, tai mes susipažinom, bet buvom labai skirtingi ir taip ir nesusidraugavom ir iki šiol mes nedraugai. Čia labai man patiko, per vieną koncertą ateina savininkai, privatas buvo ir sako, bet tai jūs čia tai fainai, visi draugai, čia tararam kolegos ir Dimonas. Mes nedraugai. Nes su šito tikrai ne. Su Edgaru aš nedraugas, tik kolega. O čia šiaip iš tikrųjų, tai jie susipažino muzikalkės ir taip toliau. Edgaras visą gyvenimą ir Dimonas yra su muzika susijęs. Čia aktorius po to tapo, o Dimonas kiek, 20 metų esi operos solistas, taip?
net nesolistas. Aš mokinaus labai ilgai ir taip ir tuo solistu kaip ir nepatapau. Tai tada nuvariau į teatrą dirbti chore. Nu, padirbau ten ir mes su Edgaru tada. Edgaras sako, tai davai darom bendrą. Nu, tai davai darom bendrą. Jo, tai jokinga, Dimonas sako, aš tipo operos solistų nepatapau, aš aktorium nepatapau, žinai. Ne, mes galvojom, reikia baigti su muzika ir pradėti kažką rimto. Ir tipo mūsų tas rimto buvo įstoti dainavimą, o mano į aktorinį. Nu, čia tipo vieną ant kito, čia žinai, kaip, nežinau, pakeist. Nežinau, net nesurandu pavyzdžio, bet pavyzdžiui, apsikeičiam, tai dabar aš rimtas būsiu, žinai, vos ne. Tai iš tikrųjų pasirinkom irgi kūrybinės sritis ir tik paskui supratom, man dašuto, kad mano aistra yra tai, ko aš susižavėjau vaikystėje ir kodėl aš susistabdžiau. Gerai, tiek metų praėjo, jūs turėjote paauglystėje tuos muzikinius bendus ir taip toliau. Po tiek laiko, kaip jūs vėl grįžot ir kodėl? Kodėl nusprendėt tokių metų grįžti vėl į muziką? Galvoju. Tokių metų. Tau yra jau virš 30 ir kur tu jau turėjai pasistatęs realiai, žinai, savo pamatus, aktorystę, visą kitą. Kodėl nėriai vėl į muziką, vėl metei aktorystę? Kodėl tu taip nusprendei? Aš taip pasakysiu, aktorystės namas be pamatų. Nežinau, kokį pamatą įmanoma pasistatyti, bet labai minkšta, žinai, kur namas, va taip. Nu, kai žemės drebėjimai, gerai. Nu, žodžiu, nusišneku, bet apie tai ir podcastas, ja? Galim šnekėti apie viską. Bet kodėl? Kodėl? Dėl to, kad aš visą laiką jutau, kad aktorystėj, kaip ir aistros tokios, kokios jutau anksčiau vaikystėj grupiai, nejaučiau. Ir aš, žinai, anksčiau ir amžinai pas mane būdavo ten atsisėdė ir skrolini senus savo įrašus, pameni, kaip tada viskas buvo tikra, iš tikrųjų. Ir šiaip, kuo daugiau gilinėsi į aktorystę, kuo daugiau aš gilinuosi, to mažiau ten mačiau šventumo. Nu, ir to, kas mane iš tikrųjų, dėl ko aš norėjau būti aktorium. Tai va. Ir šiaip, manau, kadangi muzika aistra buvo, nu, ne muzika, sakykime, rašymas dainų, hip-hopas daugiau, nežinau, vadinti tai muzika ar ne, nu, muzikos atšaka kažkokia, bet čia daugiau rečitatyvas muzika, bet gerai, nesigilinsim. Jo, va, poezija, pradėkim nuo to. Jo, ir tos 10 metų aš svarsčiau, aš kiekvienais metais sau sakiau, nu grįšiu. Dar su senu bendu mes taip ir ilgai nestojom, nesakėm, kad mes viskas. Nors mes nieko nedarėm ir aš sakiau, nu, ir ten kartais į ten metus vieną gabalą išleisdavom. Dar vis tęsiam ir aš, nu toj grįšiu, žinai, nu padarom gabalą. Bet mes žinok ir su tavim, kažkiek laikus darydavom tos bendrus gabalus, nes tu savo bendą turėjai ir aš ir mes kažkaip bendrą tokį kolabą darydavom. Bet čia kiek metų atgal, čia kiek? 15, 10. 10 metų. Paskutinis turbūt mūsų su tavim, mūsų su tavim turbūt 20 paskutinis išleistas. Kažkoks, jo. Kolabas, o mano apskritai su grupė 2015. Nu, vis tiek mes bandėm tęst, bet nesigavo, nes mes vis važiavom tarsi ant to paties, net nežinau, nes nejutau, ką aš noriu daryti. Ir iš tikrųjų, dėl ko viskas užsitęsė, nes aš nežinojau, aš norėjau grįžti, bet aš supratau, kad muzika pasikeitė, hip-hopas pasikeitė, aš negaliu, ten, kur aš buvau stiprus, aš jau negaliu to atsinešti. Nu, aš turiu mokytis iš naujo, žinai, ir kaip atrasti tą, ką tu nori sakyti, kai tau ten 15-16 metų, man tai tekstai va taip pylėsi, nu, ir dabar jau pradėjo, bet iš esmės tos 10 metų, aš nežinau, ką aš noriu suteikti žmonėm, apie ką rašyti, nu, nes man muzika visada buvo daugiau, nes man muzika nėra apie skambesį, man muzika kaip reperiui, man yra apie žodį. Man žodis yra muzikoje svarbiausia, ne muzika pati. Nu, va toks keistas, dėl to mes gal ir susijom ir dabar sumečinom, žinai, nes jam muzika muzikoje, o man žodis muzikoje. Ir gaunasi, kad ir ne per daug apie bibius parašom, jo, apie gerus, nu, kažkokius, nenusišnekam per daug, bet kartu ir muzika pas mus lieka ir tekstai ganėtinai su prasme visada. Bet man tai, pavyzdžiui, čia yra kaip ir pavyzdys labai geras, kaip nesvarbu, žinai, kokioj tu krypty buvai, ką tu išbandėjai, tu, jeigu nori, tu bet kuriuo metu gali vis tiek grįžti ir daryti tai, kas tave, nu, nežinau, džiugina, nes jums muzika tikriausiai tai, ką darote, yra viskas dabar. Jo. Myli tai tą dalyką? Aš labai myliu. Nu, man tai čia visas gyvenimas. Aš pašventęs visą gyvenimą muzikai. Tai aš, kaip sakau, nieko kito ir nemoku. Gerai, buvo visas šitas dalykas, man, žinai, įdomiausia, aš prisijungiau prie jūsų prieš kiek? 2-3 metus, ne, kažkur? Nu, 2. Ir 2, ne? Ir visas šitas laikotarpis, man, aišku, aš esu baigęs muzikalkę, visą kitą, bet šiaip man yra nauja.
kaip jum, kurie jau buvot ir ant scenos ir taip toliau, visas šitas hipokritų įsivažiavimas, kai visi koncertai prasidėjo, kaip jum visas šitas laikotarpis? Nes tikėk dabar metai laiko, kaip mes koncertuojam. Tu nori pasakyti? Jo, nu man tie mūsų pirmi koncai buvo kažkas neįprasto. Nes, nes tipo pripratęs aš visą laiką prie tų tokių akademinių dalykų, kur tu išeini į sceną, turi būti personažas, ten dainuoti, ten kažkur, ten į salės galą, ten nesvarbu. Ir kai mes turėjom tos pirmus koncus, tas, žinai, iškart tokia žmonių reakcija į dainas, jie dainuoja kartu su tavim, jie ten palaiko tave ir taip toliau. Man tas buvo nauja ir neįprasta ir aš atsimenu mūsų pats pirmas koncertas, kai, man atrodo kai visi pradėjo dainuoti Senjorito žodžius. Ir man toks, wow, jūs mokat mūsų žodžius, apskritai jūs mūsų klausot, ten tokie, žinai, dalykai. Nu, čia buvo tas man naujas potyris ir po biški, žinai, kai įsivažiuoji, tai jau supranti, kad žmonės, kurie ateina tavęs klausytis, jie girdėjo tave prieš tai. Nu ir tu tada kartu su jais vaibini. Va šitas yra žiūri gerai. Po tų visų, žinai, mūsų koncertų. O tau kaip tas šitas laikotarpis? Tie, sakykime, metai, tie, kur... Tai yra stebuklas, kurio aš visada troškau, bet negalvojau, kad taip greitai vyks. Na, tu, žinai, tu svajoji apie tai, faktas yra vizualizacija, bet tu kažkur viduje galvoji, ar man tai bus kada nors. Ir kai mums tie koncai, tu jau buvai, kai mumsgi prasidėjo ir kai mes vos tikrai nuoširdžiai kartais pasijausdavom Beatlais ten atėję, kai mums reikėdavo su tavim bėgti tiesiog, nes mus plėšo, žinai. Ir ne tik, man tas neįprasta, nors mes turėjom grupės ir turėjom ilgai grupės, bet kai dainavo mūsų žodžius, mums neįprasta, nes mes visada turėjom undergroundinės grupės, ten, kur visų pirma žodį sunku įsiminti, visų antra, nėra to pasiekiamumo, kaip išgirsti, nes YouTube'as tik atsiradęs buvo, nebuvo tos klaidos tokios. Ir tu ateini į koncus, visi ateidavo į koncus roko arba repo, kur mes koncertuodavom ne dėl to, kad mus žino, o dėl to, kad jie vaibina pagal šitą undergroundinį skambesį. Jie ateidavo tūsinti beatus, į dar kažką, bet jie nežinojo dainų, dažniausiai. Nu, ten vienas kitas žinojo dainas. Ir salė gyvenime nedainavo mūsų dainų. Nors mes turėjom grupės po 6 metus, žinai, nes mes buvom undergroundas ir mums dabar va taip išeiti ir kad dainuoja mūsų žodžius ten plėšo, žinai, nu tai yra nuostabus jausmas. Taip, tai, sakykime, ego, ane turbūt, bet kita vertus, kai tu nuo 16 metų figečinė muzoną, mokaisi, nieksgi tavęs nemokė. Nu, manęs, pavyzdžiui, nieks rašyti nemokė. Nu, visko pats, žinai. Ir kai tu tą darai belė kiek metų, tai galiausiai, aš to nusipelnęs, žinai. Tai faina, aš noriu pasimėgauti to, kad jūs man, klausytojai, suteikėt tokią malonę, žinai, kad jūs manęs klausot. Bet ir vien ta kūryba, tas visas procesas, tas dalykas, kurį tu duodi žmonėms, ir tada žmonės ateidami į koncertą tau duoda tą energiją. Taip. Ir tu atiduodi, ir tau duoda tą energiją, ir tu pasikrauni, ir tada atrodo visas pasaulis gražus. Nes tas laikotarpis, kurį mes važinėjom į turus ir taip toliau, man iš tikrųjų vienas gražiausių buvo ir fainiausių laikotarpių, nes realiai mes gyvenom lagaminuose beveik metus laiko. Nes būdavo į savaitgalį po 4 koncertus ir tu pastoji važiuoji. 2 dienas po savaitgalio bandai atsigauti. Tada kokia repeticija ir įrašai ir tada vėl. Man tai buvo kažkas kosmosas visiškas. Ir svarbiausia sakyti, kad dar ir bus. Tai dabar, kai mes darom podcastą, tai mes esam dabar turbūt grupės atšalime. Jo, dabar mes esam. Tik norėjau paklausti apie visą šitą, kodėl grupė dabar yra merdinti realiai. Nes šiuo metu... Merdinti? Ne tai, kad merdinti. Turiu menį, kodėl dabar grupė yra šiek tiek į apačią. Kas buvo visas šitas įvykis, aišku, galim neslėpti, buvo skandalas. Manau, kad ir žmonės, kurie dabar klauso, yra įdomu apie visą šitą skandalą išgirsti iš mūsų gal pusės, nes niekur kaip ir nešnekėjom. Tai aš galiu pradėti. Buvo skandalas, įvyko skandalas dėl vienos dainos, kuri labai greitai išpopuliarėjo, buvo topuose visiškai. Ir Spotify, ir visur kitur. Ir bam, skandalas, aš iš viso buvau tuo metu Nepale, kalnuose, interneto neturiu. Aš galvoju, aš matau žinutės jūsų, matau voisus po minutę ir taip toliau, ir eina, man nepakrauna nieko. Aš tik atidarau Facebooką, žiūriu mano ir tavo veidas per visus straipsnius.
Aš 2 dienas Nepale neturėjau interneto kalnuose ir aš ant streso, drebantis, 2 paras realiai drebėjau ir aš nežinojau, kas vyksta. Man ten pakrauna kažkiek komentarų ir visa kita, tavo biški voiso ir viskas. Kaip jum va šitas laikotarpis buvo, kai išėjo skandalas? Nes aš niekada dar tokio skandalo nesu turėjęs. Man buvo labai nauja viskas. Tuo metu buvo žiauriai skausminga. Aš manau, kad čia toks, žinai, labai ilgai aš stebėjau skirtingus skandalus. Niekada į juos ten pernelik nesigilinau, bet visada galvojau, kad, man tai niekada to nebus. Už ką man gali būti skandalas, žinai. Ir čia va toks, va, tiesiog iš giedro dangaus nukrito. Buvo labai sunku, o dėl ko liūdniausia, kad mes iš vis leidom savo įeiti į jį. Turiu omeny, kad iš vis jis įvyko. Mes juk patys puikiai galime kurti. Ir čia buvo mūsų, kiti gabalai, mes kūrėm patys. Man liūdniausia, kad mums neužteko vidinių jėgų atsisakyti šitos avantūros, kai mes galėjom atsisakyti. Nes tikrai, kai ta daina buvo kuriama, buvo pirma reakcija mūsų, kad ne, mes negalim jos daryti. Bet vis dėlto, ir mes dėl to kalti, mes ją padarėm. Niekas mūsų, žinai, nelaikė šautuvo prie galvos ir sako, tu būtinai turi, žinai, parašyti tekstą ar išleisti tą gabalą. Mes žinojom, kai mes išgirdom, ką mums siūlo, mes žinojom, kuo tai gali pavirsti. Ir žinojom visi, kas kūrė tą gabalą. Bet galia, tai aš sakau, 2 mėnesius mes negalėjom parašyti, mes kiek prisėsdavom, man tekstas neėjo. Motyvai, mes vis, davai rašom kitą. Tai kol rašėm tą gabalą, mes dar 2 parašėm, žinai, nes visą atidėliodavom. Nes kažkokia nuojauta, ar tiesiog, kad ne iki galo mūsų. Nenorėjome tai veltis. Jo, aš galvoju, šitas ne iki galo mūsų dalykas labai daro įtaką, žinai, nes man atrodo, mes nei vieno fito, kurio dainavom prieš tai ir su antru kvėpavimu, su Arnu Vytu mes dabar nenaudojam. Nenaudojam. Nes čia, ne mūsų gabalai. O ką dėl šito gabalo? Tai aš tiesą sakant visiškai nesitikėjau, kad jis ant tiek paeis. Aš galvoju, žinai, gerai, parašom, padarom, jisai kažkur ten surinks, kažkokį skaičių, žinai, tų perklausų, jisai taip ir nueis. Praeis, žinai, bet žiūriu po biškį, jisai, žinai, ten vienas. Net ne po biškį. Čia labai didelis. Vienas, antras lemas ir galvoju, tipo, we are in trouble. Jo, ir tik laiko klausimas buvo, bet, žinai, yra kaip yra. Mes iš tikrųjų, kai išėjo šitas skandalas, tos savaitės ten buvo labai žiaurios ir morališkai labai ėdė mus ir visa kita. Ir mes padarėm atsakymą, kad mes atsisakom autorinių teisių, kad mum kaip leido tai dainuot. Mums leido, aš susiskambinau su Latga. Taip, mum leido atlikti ir visa kita, bet mes autorinių teisių neturim ir visa kita. Bet, žinai, kas yra blemba, kaip čia pasakyti dabar, kaip tu ir Vadimai, ir Edga, kaip reaguojat, kai sako, tai jūs pyzdintai. Jūs nupizdinot gabalą. Tai taip, šitą konkrečiai nupizdinom. Šitą nupizdinom. Bet vėlgi, žinai, tekstas, viskas, tai yra tavo. Ten yra tik tais priedainio tas panašumas. Jo. Tai ir tu nupizdinai. Kaip tu reaguoji? Žinai, kaip čia. Vis tiek faktas lieka faktu. Aš galvoju, žinai, kad ir kaip besisuksi iš to, žinai, kad ir ten keletą natų, bet tą žmonės, žinai, pamatė. Ir visi žinojo nuo pat pradžių. Taip, mes komentarus matėm nuo pat pradžių, kad visi komentavo ir rašė. Tik tai buvo laiko klausimas, kada bus, nuvažiuojam dabar, žinai, pakratom. Bet, šiaip net nelinkėčiau net priešui viso šito. Kai tave pagaunu už rankos, tai aš galvoju, reikia prisipažinti. Aš taip išmokytas. O yra pagavę vaikystėje kažką, kad prisipažinti teko? Jo. Rūkiai, geriai? Geriau. Geriai ir tėvai pagavo? Gerai, nedročinai. Ne, niekada. Yra pagavę? Dročinant? Jo. Yra. Yra! Aš nežinau, ar mama yra pagauta. Ne, mama. Mūsų kolega yra jų išgauti.
Galiu papasakoti šitą istoriją? Galiu. Ai, nu davai papasakok. Ar tu nori papasakoti, tu geriau? Lab... Ne, Antanas mėgsta įsivaizduoti tiesiog tą vietą ir jis visiems pasakoja, žinai. Įsivaizduokit situaciją. Tiesiog tobulas transitionas. O Dievas. Nu, bet labai, aš į jį žiūrint negaliu rimtai žiūrėti su tais sakiniais, kai jis įsėdi. Nu, man tai aš gydausi akis, matai. Tai žodžiu, buvo tokia istorija. Ne, tai bus su tais sakiniais. Jonės dabar bus Palauk, tai gėda. tu pasakosi ar Edgaras pasakos? Edgaras galės pataisyti. Aš galiu prieš istoriją papasakoti. Nu, davai. Gerai, važiuojam. Sėdžiu aš Rusijai. Kuris šiaip iškrypėliškas Rusys. Ai, Studija, jo. kur kūryba visą dainų prieš tai vykdavo. Dabar aš prisimenu. O Dieve. Nu, ir kartais vyrams būna, žinot, ypač mes tokie, kur, nu, tikrai neišvaizdus ir, nu, ta prasme, tikrai retai mums duoda. Nu, tik, Tesk. tai va. Ir tada aš jau neturėjau, nu, nežinau, nu, neturėjau sekso gal 2 dienas. Nu, čia labai daug. Nu. Jo. Tai šitą ir... Gerai. Nu, sėdėjai Rusijai. Taip. Sėdžiu aš Rusijai, rašau dainą. Kur? Man atrodo, niekada daugiau. Man atrodo, Čia kuri dabar daina? Kvepalai. Kvepalai ant to sukurta. Nu, aistringa daina, už tai Nu, atgal. tesk. Nu va, sėdžiu aš ir galvoju kažkaip, įsivaizduoju tuos kvepalus. Ir tą merginą, kur guči kvepalais. Gerai. Nu ir tiesiog, nu, ir žinai, galvoju, nu aš vienas, taip. Duris tikrai uždariau, žinai, galvoju. Nu, būna vyrams taip, nu, čia nei iškirpimas, nei ką. Nu, tiesiog normalu, jo. Tu Nu, nesiteisink, tu pasakok. nesiteisink. Darbo vietoj, kas tokio, bet to darbo vieta mano. Gerai, nesiteisinu. Nu ir va, nu ir ką. Nu ir aš taip, žinai, tekstą nuėmiau, Pornhub, žinai, ten Stepsister. Aiškus, koks žanras patinka. Jo, šitą, nu, matai, mano pusės yra kokia graži. Gerai, gerai. Tesk. Nu, tesk. Tvarkoj. Tai va, ir kažkaip, šiaip, aš iš pradžių taip tiesiog prasisegiau. Bet paskui nusprendžiau, kažkaip nepatogu, žinai, nusiimsiu iki čia. Ir kelnes iki pat žemės. Jo. Nu ir ką, ir... Aš tai Ir įsivaizduoju. žodžiu, tu vaizdingai gali nerodyti. Aš tai kažkodėl įsivaizduoju, kad Edgaras parodymus sako, žinai, kažkur teisme dabar. Jo. Po sekso su nepilnametė. Gerai, šitą. Nu. Ir žodžiu, tuo metu Edgaras ten rašo tą dainą ir užeina mūsų kolega. O aš galvojau, kad aš užrakinęs duris. O nebuvau užrakinęs duris. Ir jis dar taip jis mėgsta, o jis taip, žinai, labas, ką veiki, žinai. Ir aš toks... Ne, jau nebuvo to. Nes... Ir užgaudė šitą istoriją. Jo, ir aš nepasimečiau, aš net nekrupteliau, tiesą pasakius. Jisai užėjo ir aš toksai sėdžiu, žinai, blemba, belstis reikia. Ir jis toks, o tu persirenginiai čia? Jis nesuprato. Nes aš visiškai nepasimečiau, žinai, aš įjungiau tą turinį, kad tipo, o viduj tokia sarmata. Nu, nieks, čia visų košmaras turbūt pagautų prie šito reikalo. Nors čia nieko baisaus, nugi. Nu, čia natūralu, tipo. Čia natūralu. Jo. Sėdėt padvalę. Ir dročiant rašant dainą. Nu, bet čia meniška. Bet dabar, vat, turim prieš istoriją, aš net pats nežinojau, kad šitai buvo parašyta kvepalai. Tai va, dabar žinot, kaip gimsta mūsų dainos. O šiaip tai mane šiaip irgi yra, nu, ne šitai prigavę, mane yra prigavę 4 klasėje, kai dar, žinai, buvo tie telefonai, kur reikėdavo parsisiųsti tenai, žinai, viską, nes ten internetas labai brangus būdavo. Ir aš ten buvau prisisiuntęs, žinai, klasiai, su klasiokais. Labai juokinga, čia įdomu, žinai. Ir mes prisisiuntėm belę kiek į telefonus ir aš klasiai, man atrodo, netyčia paleidau, žinai. Ir žodžiu, bet mokytoja nieko nesakė, man, klasiokam, nieko nesakė. Bet pasakė mano tėvam, kad patikrinkit Antaniuko telefoną. Ir ką jūs galvojat, aš grįžtu lyg niekur nieko, žinai. Pas mane kokį 30 tų visokiausių videkų, žinai. Nu ir žodžiu, aš grįžtu, viskas tvarkoj, mes pasižiūrėjom, moteris meluoja geriau, o po moteris meluoja geriau, visi vaikai eina miegot. Okei, aš atsiguliu lovą. Seni.
aš jau beveik miegu. Ir girdžiu tėvas, atidaro duris. Žiūrėk, mums reikia pasišnekėti. O, die. Eik tu savo. Sako, atrakink savo telefoną. Uf. Seni, aš į ašaras, man ketvirta klasė. Aš į ašaras, sakau, ne. Sako, kodėl, tai ką slėpi, kodėl čia, žinai. Atrakinu aš tą telefoną, rankos dreba, aš ten visą, žinai. Tėvas eina į galeriją ir žiūri visi tie videkai 30. Dar pirmieji tie touchscreenai, žinai, telefonai. Ir paspaudžia ant videko, kur ten kažkoks tipo sporto salėje yra treneris ir daug merginų. Ir jisai helikopterį daro, žinai, tipo. Ir tėvas lūšta. Belė kaip žvengia, sako, ką tu čia, žinai. Aš verkiu į ašarą, žinai, ten. Tai man čia buvo taip. Čia buvo taip baisu, kad aš nenorėjau labai daug metų žiūrėti ir visų šitų dalykų eikti savo. Nu, žodžiu, va čia buvo mano didžiausias prigavimas. O Dimonai? Neteko. Ne, aš tikiuosi, nes, žinai, kartais tu net nesupranti, kad tave prigavo. Bet aš tikiuosi, kad manęs... Kaip prie kompo sausinėm sėdė. Jo, ta prasme, aš labai tikiuosi, kad manęs neprigavo niekas. O kas tu sakei, kad iš tų laikų, kai jūs siuntėtės ten tipo į mobiliakus, tos mobiliakus, aš iš tų laikų, kur mes atsiprintindavom. Seni, mes mokykloje atsiprintindavom, tipo, žinai, prasiunti kažkokį ten tipo paveiksliuką, atsiprintinį į printerį ir tipo kažkur pasislėpi su bernais ir žiūri. A ne? Nu, tipo, tiesiog pasižiūrėt, pažvengti, nes mes maži buvom. Mums tipo žvengas buvo iš šito viso. O pas manegi buvo panašus prigavimas tik su kompu. Kunigas kaip prigavo. Ką? Tu čia dabar kunigas prigavo? Tiesą šneki. Aš tiesą dabar. Nu, o tu palauk, čia vienas su kunigu pasilikęs. O tu buvai mažas berniukas. Buvo mažas berniukas, jau katalikų bažnyčia. Gerai. Nu? Ne, iš tikrųjų tai buvo visai neseniai. Kiek aš nežinau apie tai, nu? Gal aš ir pasakau, bet aš telefonas, kompas. Nu. O mes, kur mano Actors Gym vyksta kino vaidybos pamokos, tai mes nuomojamės iš bažnyčios tą erdvę. Okay. Nu, nors ten nepanašu visiškai tai, bet ten vyksta ir dienos centras, jie ten padeda žmonėms, žinai, ir panašiai, bet vakarais mums demonams užleidžia erdvę ir mes ten aktoristės mokomės. Va, bet jie dar buvo neišėję, žinai, ir ten yra kavinė prie pat... Būtent ten, jiems irgi priklauso. Ir aš taip ateinu, galvoju, dar prieš pamokas, žinai, ten kažką padirbėsiu, žinai. O paskutinis dalykas, kurį aš žiūrėjau tam kompe. Ir už manęs stovi tie kunigai ten ir panašiai, žinai. Ten nežinau, gal 10 tikinčių žmonių, žinai. Bet va taip, apspytė tiesiog. Aš net negalvojau, žinai. O aš atsisėdu nugarą į juos. Ir taip drąsiai kompą atidarau ir ten... Edgar, tau yra negerai kažkas. Kodėl negali išjungti tiesiog? Ne, tai, pamiršti, žinai, naktį uždarai ir viskas. Wow. Nu tai va, tai įdomu, matė jie ar ne, bet buvo toks faktas, kad aš prie... Ir apsimeti lyg niekur nieko, ne? Jo, net neatsisukai į juos. Ne, net atsisukau. Jisai toks belstis reikia. Belstis reikia. Wow. Gerai, bet mes čia neiškirpimas, čia tiesiog trūkumas mylimo žmogaus šalia, žinai. O, apie mylimus žmonės šalia pradėjai nešnekėti. Tu dar išvažiuoji, apsispjoviau. O kaip su mylimai žmonėm? Oi. Tikit meilę? Tikiu meilę. Jau faktas, kad tikiu. O tu tiki? Lyg atrodo ir tikiu. Bet, žinai, man atrodo, kad labai labai sunku yra atrasti tą žmogų, su kuriuo galėtum viską daryti, kurt. Nes, žinai, visų mūsų yra tas gyvenimas, kur nėra labai tokio pastovumo, kur va, yra ten ir ten darbo valandos, ten ir ten yra laisvos valandos. Nu, tiesiog. Mano šiaip visas gyvenimas toks būdavo. Nu taip, tai va, žinai, koks, kad yra sustatyta viskas? Ne, ta prasme, kad nėra kažkokių konkrečių valandų, kur aš tai dirbdamas teatre nežinojau, ką aš veiksiu už porą savaičių, nežinau, už 2 savaičių. Nes ten mums kiekvieną savaitę keisdavosi, žinai, tvarkaraščiai. Ir tipo Hebra sako, ten važiuojam, nežinau, šeštadienį važiuojam kur nors, sakau, aš nežinau, ar bus spektaklio, aš nežinau, kas vyks. Tai va, tai šiaip
aš labai ilgai taip gyvenau ir mes nieko, tu žinai, konkretaus neturėjom. Nu, tipo, ta prasme, laiko prasme. Taip, tai vat, aš manau, kad čia yra didžiausias mūsų kliūtis didžiausia, kad susirast tą žmogų, kuriam tiktų toks gyvenimo būdas ir kuris palaikytų irgi galėtų, žinai, tiek ir važinėt, ir neknis proto, kad savaitgaliai, pas mus savaitgaliai visi yra užimti. Visada ar ten koncertas, filmavimas, ar dar kažką. Ir aš manau, kad čia yra didžiausia kliūtis, kodėl sunku mum susirasti. Tu tai gerai, tu turi merginą, kuri palaiko ir viskas, bet mums dviem. Yeah. Tai kažkaip, nežinau, nesiseka šitam reikalė. Nu. O kaip manai, ar tai įtakoja, pavyzdžiui, darbų ir visą kitą, kad tu esi vienas ar esi santykiuose? Priklauso, aš manau, kad yra skirtingi požiūriai ir galbūt jie visi yra teisingi. Pavyzdžiui, mūsų darbui turbūt, žinoma, kad smagiau, kai tu esi vienas. Turiu omeny dėl to, kad... Laisvė kurt. Ir laisvę kurt iš vienos pusės. Ir galbūt įsipareigojimas galbūt šiek tiek tarsi atitrauktų, fanų dėmesį. Ir kartais aš apie tai pagalvoju. Čia toks normalus dalykas, nes netgi užsienio žvaigždėm prodiuseriai sako, jokių vaikų, jokių antrų pusių. Arba bent jau atvirai. Vat kai jau pasieksit, kai jau tapsit tokie, žinai, kaip aš, kas gali, ten, nežinau, net Jessica Sha jau dzin jai, jo, ten Jaručiui galbūt dzin, mes vis dėlto esam dar tokie keli ir mes tokie dar nurauti, žinai, galbūt tas turi įtakos. O kita vertus, žmonėm patinka ir gražų santykiai, žinai. Nes, pavyzdžiui, man asmeniškai, seki, ten, pavyzdžiui, žiūri tas merginas, kurios, taip, tu esi laisvas, tu žiūri į kitas laisvas merginas, žinai, kaip būtų faina, atrodo būti kartu ir taip toliau. Bet, kaip ir pats ką tik pasakėjai, kad aš labai mėgstu stebėti poras, kur yra labai gražus santykiai, tiek amerikiečių youtuberiai, žinai, poros, kurios keliauja, žinai, daro viską kartu, man yra belia kaip miela ir aš svajoju pats tokių santykių. Aš irgi tokių santykių svajoju. Kur kartu viską daryti, žinai. Taip. Bet jie tada yra labai vieša pora, kaip aš galvoju. Jie atvirai viską daro kartu. Taip, aš tai, pavyzdžiui, ir norėčiau. Man tai, pavyzdžiui, tas, kad... Man tai faina. Čia irgi kontentas, bet jis gražus, jis apie meilę, jis apie kažkokius... Galima labai fainų dalykų kartu sugalvot. Nes aš tai apie tai, aš viešas žmogus, žinai. Man gražu visą. Man irgi labai gražu ir aš pats norėčiau. Aišku, tu esi žmogus nemėgstantis to viso viešumo, ne? Bet tu eini į šitą ir tavo antra pusė nemėgsta. Tai čia susitarimo dar reikia. Čia yra mano apskritai gyvenimo būdas, kad aš nelabai mėgstu tų socialinių tinklų ir taip toliau. Aš dabar man nelabai patogu, žinai, šnekėti. Nėra jauku tau dabar, vat? Tai kad nėra, kad labai jau nejauku, žinai. Nes matau tu tą mikrofoną ir taip. Aš nežinau, kas su juo veiks, žinai, aš nežinau, kur ranką dėti. Modelį. Bet, aš nesu toks socmedijų žmogus, man labiau patinka, žinai, dainuoti, nešnekėti, nes, žinai, aš ten surekstu gražių sakinių, gal nelabai moku. Viską tu moki. Ačiū. Ir supranti, ir tiesiog mūsų kažkaip, mano ir mano antros pusės, ne kad politika, bet pats tas, žinai, vaibas, ta vibracija yra tokia, kad mes nelabai mėgstam tų, žinai. Jinai visų pirma visiškai ne tas žmogus, ne iš tos ryties. Pradėkim nuo to. Visiškai. Taip, jinai meniškas žmogus, bet jinai, ne scenos žmogus, galim taip pasakyti. Tai, mum to ir nereikia. Man tai faina grįžti namo, kur manęs laukia, žinai, mes vakar tai šnekėjom. Man labai faina, kai ir aš labai stengiausi kuo greičiau grįžti namo, nes man tas mūsų erdvė, mūsų namas yra, geriausias dalykas, kokį aš turiu, žinai, kurį mes susikūrėm per tos 15 metų. Ir aš tikrai ten esu laimingas. Man tas yra mano džiaugsmo burbuliukas. Jo, mano džiaugsmo burbulas, kuriame aš jaučiuosi laimingas žmogus. Ir visa kita, ką aš darau, tu prasme, kitą pusto burbulą, aš darau vien dėl to, kad tą burbulą, žinai, sukurti ir palaikyti. Žiauriai gražu. Kaip gražu klausyt. Aš kažkaip niekada nekalbėjau, Dima, antiek mielai apie visą šitą dalyką. Wow. Labai faina. Ir tada mes tu tokie sėdim. Smagu tau. Šiaip norisi tokio žmogaus. Ta prasme, žinai, iš vienos pusės
faktas, kad nori įsikurt kartu, nu, nes blemba užvesti vienas kito ant šito, žinai, ir vis tiek daug įsivaizduoju laiko. Žinai, dėl ko aš noriu? Vat kaip ir tu ir sakei, dėl to, kad mūsų gyvenimai labai kitaip būtų skirtingi. Nu, mes mažai matytumėmės su mano žmogum, ne? Bet kai mes, pavyzdžiui, dirbtume prie tos pačios grupės, nu, nežinau, gal jinai didžėjus būtų, nu, arba dar kažkas, arba vadybininkė, arba dar kažkas, tai mes galėtume, nežinau, kai aš myliu žmogų, aš noriu, kad jis šalia dažniau būtų. Taip. Ir tokiu būdu bendra kūryba galbūt padėtų mums ir atrasti ne tik tos dalykus, kad ateiti ten namo, nežinau, teliką žiūrėti ar dar kažką daryti. Bendrų užsiėmimų daug būtų ir viską. Man labai svarbu meilė, bendri užsiėmimai. Bet kita- Aišku, galima ir keliauti, galima ir atrasti ir kitus būdus. Taip, Čia bet nuo žmogaus kita dar vertus, žinai, yra sakoma, kad ten laimė mėgsta tylą, žinai, ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, iš dalies su tuo sutinku. Taip. Bet iš dalies mano ir, nu, kita dalis yra, kur mūsų tas gyvenimo būdas yra, nu, labai kitoks. Ir man patiktų dalintis. Man patiktų. Nu, vat, mes Ne. dažnai apie tai šnekam Taip. ir norisi dalintis, norisi... Nes inspiruoja tave tas žmogus. Taip. Ir norisi ten ir parodyti, kaip ten, nežinau, Mylyje. nu, mylim viens kitą, kažkur būnam, tas pats, žinai, gaminam vakarienę, nu ir aš ten jau norėčiau nufilmuoti, žinai, Jo. nu, labai, Nu, labai miela. miela. Jo, ir man tokie tikrai yra dalykai mėly. Aišku, tai va, todėl mums, žinai, yra sunku, nes daugelis to nenori. Taip. Ir mes, ir Jo. again, žinai. Nes, pavyzdžiui, tu turėjai žmoną, išsiskyrei, kodėl? Ne, kas buvo, kad išsiskyrei? Na, Nes pavydas buvo labai Aš žinau, kad jūs iki dabar gerai sutarėt, viskas Jo. ten yra tvarkoj, bet... Pavydas, aš manau, kad pavydas, kuris sužlugdė mūsų santykius dėl to, kad jinai labai greit suprato, kad jinai negali panešti mano kelio. O yra Tokio. sunku, vat, pavyzdžiui, tau buvo sunku turėti žmoną ir vat, santykius, kai, nu, vat, esi aktorius, nori su muzika. Buvau aktorium, jo. Nu, viskas prasidėjo nuo to, kai jinai atėjo į mano spektaklį ir suprato, kad Edgarai aš negaliu to pakęsti, kai tu su kitom mergom, žinai, scenoje. Nu, dabar aš dėl to ir nustojau būti aktorium, būdamas su ja, žinai, nes aš pradėjau jausti kaltę, kad aš ją skaudinu. Ir dėl to aš išėjau ir sukūriau aktoržymą. Iš esmės, buvo dvi priežastis. Aišku, stipresnė yra, nenorėjau jo skaudinti ir nenorėjau įtampos namuose. O antra priežastis, norėjau stabilumo. Bet aišku, nuo įtampos viskas prasidėjo. Aš supratau, kad aš einu į darbą ir jaučiu, kad aš kurva einanti įstoti. Nu, aš va taip jaučiausi, kad aš einu išduoti savo merginos, žinai. Nes, nu, mane taip... Dėl ko spektakliai buvo ir vaidmenis, kur reikėjo būti su kitom merginom? Jo, ir ten, pavyzdžiui, jinai sako, tu ją žiūri kaip į mane, žinai. Nu, ir ten, aš sakau, nu, tai aš tave įsivaizduoju. Tu dar tą kurvą įsivaizduoji, žinai, manim? Supranti? Bet kas buvo pretekstas... Bet kas buvo pretekstas, sakykime, prisiknist, bet tas žmogus padirbėjo su savimi ir dabar jis labai gerose santykiuose. Ir aš nebuvau angelas, žinai, nu, aš stengiausi išaiškinti viską, žinai. Ar aš buvau ištikimas pilnai, 100%, nekarto neišdaviau savo buvusios žmonos, nors pastoviai man tas buvo prikaišėjama, bet su laiku dėl tos įtampos namuose tiesiog dingo noras ten būt, dingo aistra ir galiausiai teko kažką su to daryti ir aistros aš grąžinti nesugebėjau į savo gyvenimą, nu tuo metu su ja. Bet galbūt, kai tu esi toje srityje, matai, tu labai daug energijos atiduodi kūrybai, nes tai tavo aistra, o žmogus, kuris negyvena šiuo metu aistroje su savo darbu, kas irgi yra, turbūt svarbu susirasti žmogų, kuris mylėtų savo darbą, ne? Tai tokiu būdu jis bando visą pasaulio aistrą išimti iš tavęs, bet tu jau dalinyje kitur, žinai, tu ateini, tau lieka ir savo žmogų, aišku, bet tai nėra 100% ir aš manau, kad jai ir dėmesio trūko mano, žinai, ir buvimo to kartu ir nežinau, ir kartu kad ir tokia profesija atrodo, ją skaudina, bet dar jinai ir nebuvo nešanti pakankamai ir gerbuvio, žinai, aš suprantu, jeigu ten būčiau brangi kurva. Kurviai tariant, supranti, kur pasaulinio lygio kurva, nu, kur, atsiprašau, kad aš tai vadinu tiesiog, aktoriai netokie, va, tiesiog taip mane vadino tuo metu, tai va, tai aš tiesiog perfrazuoju, va. Bet labai daug sunkumų tokių buvo, kur neaišku dėl ko, žinai, iš vis aš turiu kentėti. Supranti? O pavyzdžiui,
Jūs jaučiatės dabar laimingi? Šiuo metu, kur esate ir... Vat tiesiog paprastas klausimas, ar jaučiatės laimingi? Ir kodėl aš noriu jūsų atsakymo, nes visa ta kūryba ir visa kita, tie patys socialiniai tinklai, ne? Ir dažniausiai žmonės rodo, kaip viskas yra gražu. Koncertai, ne? Mes išeiname, mes atiduodam 100 save, ne? 100%. Visa energija, viską. Bet kas lieka už kadro ir kas lieka už scenos ribų, būna visokiausių dienų. Tai klausimas pirmiausia, ar esat laimingi šiuo metu? Aš galvoju, 100% žmogus, tikras žmogus, tas nesocmedinis, žinai. Tai jisai niekada nebūna 100% laimingas. Visada atsiranda kažkokios abejonės, ar aš čia gerai darau, ar apskritai, žinai, ar su profesija, su šeima, su viskuom. Ir mano mintis yra, kad 100% laimingam, žinai, žmogus negali būti. Bet aš dabar galiu pasakyti, kad aš laimingas. Ta prasme, aš pasiekęs esu tai, ką aš norėjau. Aš dabar turiu darbą, kurį mėgstu, ta prasme, mūsų koncertinė, žinai, veikla, tarkim, mūsų įrašus ir taip toliau. Aš turiu žmogų, kurį labai myliu. Mes kuriam savo šeimą po truputėlį, žinai. Tai viskas yra gera linkme. Jo. Svarbiausia, žinai, čia labai banaliai nuskamba, bet svarbiausia, žinai, kad su tavim būtų tavo šeima, tavo draugai ir kad, žinai, kad sveikata būtų ir kad stovėtų. Taip, o... Įdomi mano situacija, dabar abu žinot. Atrodo, dabar... Gali pasidalinti, šiaip manau, kad visiems įdomu, kaip iš tikrųjų yra už kadro. Pusę metų esu įsimylėjęs, bet tenka kęsti tą atstumą ir daug dalykų, kurie prisideda prie jo. Mes per atstumą bendraujam, tai yra jau beveik 4 mėnesius. Tai tas ilgesys ir pastovus nerimas, aš pats negalvojau, kad man tai bus. Tiesą pasakius, aš galvojau, aš stipresnis būsiu šiuo atveju, šiuo klausimu. Ir šiaip galvojau, niekada neįsimylėsiu. Po santokos, sakiau savo. Tai tie 3 metai buvo tikrai tokie laisvi ir atstatantis mane. Bet kai aš įsimylėjau, tai ir kadangi mes esam skirtingo amžiaus labai ir jos kitas gyvenimo etapas visai nei mano, man jau norisi, kad jinai būtų šalia. Tikrai sunku, žinai. Būti be jos ir sunkiau nei aš tikėjaus. Tai tas davedė galiausiai, tas pastovus nerimas, baimė prarast ir ilgesys nuvedė iki labai negerų dalykų, kur aš pastoviai jaučiuosi trūkume. Tai ir tas persidavė ir mano darbam, aš staiga praradau aistrą kūrybai ir kitiem dalykam. Nes mes visi sakėm, visi draugai, tau sakėm, kad tu pasikeitei. Ja. Ir iki ko davedė visas šitas, kokie dabar tavo jausmai, nes tave mato visi, taigi pozityvų, tave mato linksmą, tu koncertuose atiduodi visą save. Aš noriu išpešti kuo daugiau iš tavęs, kaip tu dabar jautiesi už scenos ribų. Jaučiuosi visiškai prarajoj, iš kurios bandau dabar kaip tik pradėjau dirbti prie savęs, kad išbristi iš jos, kad išmokti būti per atstumą, būti vienam, su savim laimingu, žinai, nes kažkokiu būdu mano meilė virto tarsi obsesija, aš net nežinau, dėl tų baimių, nerimo, nes jinai jauna, jinai graži, jinai tūsina su hebra savo, žinai. Ko bijai, kad paliks tiesiog tave dėl amžiaus? Kas per baimę? Amžius gal mažiaus, kad pastebėjau, kad tas gyvenimas atima ją iš manęs. Ta prasme, nors mes, tas išvažiavimas jos, jis atima ją iš manęs. Tai yra, jinai ten susirado, aišku, aš ir džiaugiuosi kaip žmogus, kad susirado laimę, ne? Draugų pavydalų ir panašiai, bet kartu jinai tapo toliau nuo manęs, žinai? Ja. Tipo, kad taip lengvai tarsi žmogus gali būti kažkur atskirai tavęs,
žinai, kai tu čia parinės, nerimauji ir baiminės ir pastoji apie ją galvoji. Man tikrai trūks, nu, kas norėtų jo, kad ypač įsimylėjimo fazėje, tai ta baimė ir tas įsimylėjimas, tu pastoviai ir sakau, iš pradžių aš kontroliavau situaciją, paskui mano kontrolė dingo, aš pradėjau tapti nesavim ir elgtis su jie net kaip ne aš elgčiausi iš vis gyvenime, žinai, ir savo gyvenime. Aš pats netikiu, kad taip gali įvykti, žinai, bet aš visiškai nugrimzdau į tą dugną, jausminį dugną, pastovus ilgesys ir vienišumo jausmas, žinai. Ir, nu, baimės kažkokio. Aš pats nesuprantu, gal čia iš vaikystės kažkas kyla, ar dar kažkas, bet aš galvoju, aš stipresnis iki šitų santykių, kol nesutikau jos. Ir ką dabar visą tai atsiliepia ir darbam, Viskam, ir grupiai, ir Jo. kūrybai. jo, Ir viskas dėl meilės. taip. Aš manau, kad dėl meilės. Tai, nu, sakykime, paprastais žodžiais, tau depresija. Aš pasidariau testą ir pasirodo man depresija. Nežinau, kaip aš taip dasivariau save. Man yra keiščiausia, vat, kiek tokie paprasti dalykai, kaip, vat, atrodo, susižavėjimas, gali davaryti iki labai, labai gilių problemų, ne? O kaip manai, vat, visas šitas dalykas, kaip aktoriui padeda paslėpti? Bet, žinai, būna, kaip sako, žinai, aktoriai ir visą kitą slepiam, žinai, ir taip toliau, kur viešumoj, o tada galiausiai grįžtėsi vienas ir... Nepadeda. Gyvenime tai visiškai nepadeda. Man nieks, jokie mano ten tiek, ką aš išmokau per gyvenimą, visa ta patirtis šūnio nuodegos nuėjo. Nu, kai aš... Taigi mes turim tiek labai daug pavyzdžių, kur žmonės nelabai, kaip pasakyti, netgi žmonės labai liūdnai baigia. Žinai, savo gyvenimą, o visi vėliau aplinka sako, taigi mes nieko nežinojom, taigi net nieko nesimatė. Ir, nu, ta prasme, žmogus gali atrodyti laimingas, žmogus gali atrodyti, žinai, jam viskas gerai, o kas jam viduje dedas, tai retai kas ir pasako, ypač vyrai. Čia viena iš tų, žinai, problemų, kur moteris išsišneka, žinai, ten su draugiam, dar su kažkom, žinai. Ten, Vėlgi priklauso. Nu, priklauso, bet, Nes mano žinai, santykis- dažniausiai, aš galvoju čia, žinai, o vyrai jie labiau tokie pripratę, žinai, laikyti savį viską savį, nes aš pats išspręsiu, žinai, visas problemas ir taip toliau. Ir vėliau, taip, žinai, viskas prisikaupia ir galvoju, kad ne visada yra viskas, ką mes matom viešai, tas pats, kas yra gyvenime, žinai, iš tikrųjų. Aš manau, čia yra labai du skirtingi gyvenimai. Jo, jo. skirtingi pasauliai. Nes tu gyveni, aš iš viso, pažiūrėjau, aš asmeniškai, ne, turiu kelis kanalus, tiek tam toj pačioj televizijoje, grupiai. Aš turiu, nu, sakykime, aš esu aš, bet vis tiek, bet kokiu atveju, tu vis tiek kažkiek personažo įdedi, nu visur. Tiek grupiai, tu vis tiek atiduodi ten sceninis, žinai, žmogus, ten tararam. Ten prie podcastų aš visiškai esu toks, koks esu, žinai, šnekam beleką. Tada vėl eini filmuoti savo kanalui. Reikia ekspresijos, reikia, žinai, tam. Ir tu vis tiek kažkokius tu skirtingus, atrodo, gyvenimus gyveni nuo to, nes aš, pavyzdžiui, man daugelis žmonių sako, o tu visada toks, sveiki, visi, žinai. Sakau, labai ne. Aš ateinu vienas namie, aš krentu ant sofos, aš žiūriu teleką, aš ten būna parą laiko, nieko nenoriu su nieko. Reikia pasidaryti kavos. O, Dieve, koks geras filmas! O gal pasidaro valgyt? Žinai, nu taip nėra. Bet tai tie visi socialiniai tinklai, YouTube'as, nu viskas, mano manimu, tai yra visiškai skirtingi gyvenimai. True. Ir dažniausiai, pavyzdžiui, aš irgi buvau save pametęs, aš jau pasimečiau tarp savo personažų, kas aš esu. Man buvo gal pusmetis, žinai, toksai, kur irgi tokia klimpau į depresiją, vien nuo to, kad aš pasimečiau tarp savo personažų. Bipolinis. Jo, aš nebežinau, kas aš esu, koks aš esu tikrasis, žinai. Tai, nu, būna. Ir, kaip galvoja, kaip reikia išeiti iš to, nes galbūt, nu, jaunimas irgi nori kurt, būna sunku, žinai, ten tie visi ir įsimyli, žinai. Ką galbūt patartumėt jaunimui, kurie nori kurt, kaip nesusirgt visom šitom problemytėm, Kuriom? nu, kad nebūtų, žinai, depresijų, neapsikrautumėt nuomonėm, nes aš manau, žinai, visada, kad ir kiek apie tai šneka visi ir viską, aš manau, apie tai reikia šnekėti, apie tą, kad nekreip dėmesio
ir taip toliau. O Bet kokie sunku jūsų? nekreip dėl to, kad tu esi vertinamas, jeigu tu jau eini į šitą sritį. Taip. Tu bet kokiu atveju nu ir be to dažniausiai eina jautrų žmonės į tokias vietas. Tai vat, būtent kaip, žinai, man dabar vat irgi parašė vakar, noriu kurt, bet jeigu gaučiau vieną komentarą, koks aš baisus, aš apsiverksiu. Tai nori, bet bijai, ką daryti. Kokie jūsų patarimai, nes jūs irgi visoje scenoje visam šitam labai daug metų. Mano patarimas būtų atskirti savo gyvenimą, savo privatų nuo to viešojo gyvenimo ir apskritai, žinai, jeigu nori kažką kurti, nebūtinai ten muziką, bet ir video, dar kažką. Tu esi, ten yra tavo darbas ir tu turi, žinai, eiti kaip į paprastą darbą, tiesiog ten nueit, atidirbti, grįžti namo, pamiršti, pasistengti bent jau, žinai, ir namuose gyventi visiškai kitą gyvenimą. Labai geri žodžiai buvo pasakyti, kad savo namo batus, žinai, tavo namo tas tapkės palik prie teatro durų ir užsidėk teatro batus. Ir kai išeini iš teatro, palik teatro batus, užsidėk ten tipo lauko ar namo batus, žinai, nes čia ir turi būti du skirtingi pasauliai. Tu negali gyventi, žinai, būti personažas ir užsilikti tam personažį ir jį nešti pas save į gyvenimą kažkokį ten dar kažką. Nes, čia reikia žiūrėti kaip į paprastą darbą, kurie dirba, žinai, bet kokį kitą. Čia nėra nieko kažkokio tipo wow. Tiesa, ir iki to reikia daugti. Kad pradėt mokėti atskirt, iš tikrųjų reikia daug, nes dėl kogi eina žmonės, ne, į šitą darbą iš pradžių, kad gauti liaupsių. Nori, nenori, kiekvienas individas, jeigu tu eini į viešą kažkokią sritį, faktas, kad tu nori, ypač už kūrybą kažkokią, gauti gražą. Dėmesio. Faktas, kad turbūt žmonės eina norėdami būti pripažinti. Taip. Dėl dėmesio, būti faini, žinai, kitiems. Niekas nenori kurti ir gauti atgal kažką blogo. Ir dažnaigi kūryboje, dažnai mūsų srityje tik dėmesys ir lieka, dažnaigi jis net neapmokamas. Ypač kai tu pradedi. Kas tau lieka? Pradedi taip. Tai studentai, kiek kartų, tarkim, tie dainavimo arba tie patys aktoriai, jiegi nemokamai dirba. Ir jie dar ačiū sako, kad jie galimybę gauna kažkur padainuoti ant bažnyčią ar dar kažkur. Ir koncertuose netgi pažiūrėkite mūsų. Mes ateinam, atrodytų, mes galim žiūrėti kaip į darbą. Bet kai sėdi žmonės, nekyla nuo kėdžių ir nusisuka ten, lievas gabalas, kaip mes jaučiamės? Blogai? Tai tu nori tos gražos vis tiek. Visada, tai, jo. Bet tu ir bet kuriam kitam darbe irgi nori tos pačios gražos. Ta prasme, tu esi kasininkas ir, nežinau, bet koks darbas. Tu esi kasininkas, sėdi kasoj ir, tu nori, kad žmogus ateitų, padėtų prekes, žinai, neišmėtytų kažkur, žinai, neprišiukšlintų ir tu padarytum savo darbą, žinai, ir kad jisai tavo darbą įvertintų, žinai, ten ačiū pasakytų, dar kažką, žinai, arba ten padavėjai. Labiau gal tas jaučias. Padavėjo darbas arba dar kažkas. Tu nori, kad tau žmonės būtų dėkingi už tavo darbą. Ir viskas. Tu nori tos padėkos. Arba finansinės, arba kažkokios kitos. Tai ir mes norim tos padėkos kaip, žinai, ten įvertinimo, arba finansinio, arba iš žmonių. Tu atiduodi energiją, žinai, ir tu nori tos gražos. Irgi, jeigu tu atiduodi šokinėjai ir ten žmonės visi sėdi ir niekam neįdomu. Tai tu galvoji, kad tas nevertina. Taip, ir iš tos pusės, iš dalies tu jauties, kaip, aš tai klaunas jaučiuosi, žinai, nes tu šokinėjai ten ir taip toliau, o visi ten rūko ar dar kažką ir kas čia vyksta, žinai, palauk, vienam koncerte ateina prie mane, žinai, mes ten tuos trepo gabalus darom, ateina ir sako, galit gal kažką linksmesnio, nes šiaip tai grūzas. Ir aš, come on, žinai, o nuvažiuoju į kokį klubą, ir visi šoka, ir viską, ir tau pačiam faina. Tai faktas, žinai. Bet... Sakyk. Man atrodo, atsakymas būtų dvasiniam tobulėjime. Kaip be būtų jokinga, ar tai nėra jokinga. Čia nėra jokinga. Atsakymą, meilėgi, tikra meilė apie ką. Vat pavyzdžiui, dabar su kuo aš dirbu, tai kad man jie atsirastų meilė. Ne obsesija, ne savininkiškumo jausmas. Tai darbas su savim. Vat dabar aš kelias savaitės dirbu prie to, išsivalyti, žinai, nes iš kur kyla nerimas, baimė ir ilgesys, ne? Ir baimė, kad tau pasakys, dėl to, kad tu bijai pažiūrėti į veidrodį. Nežinau, ar, supranti, kai tu meilė juk apie ką, tu atiduodi, bet nelaukia atgal, tikra meilė. Jo, tu tiesiog pats esi meilė. Ir pats neprisipildęs,
tau ir atsiranda tie trūkumai. Kai tu pilnai savęs nemyli, tau reikia dar kažkas, kad patvirtintų, kad tave myli. Supranti? Ir man atrodo, darbas su savim, dvasinis tobulėjimas ir išsilaisvinimas nuo visų nuomonių ir mokėjimas būti su savimi vienu ir mylėti save vieną, čia yra atsakymas. Bet čia yra ilga kelionė labai. Labai, manau, mažai žmonių moka iš tikrųjų tiesiog būti. Žinai, o mes kažko vis norim, kad mums patvirtintų, kokie mes faini. Tu labai gerai pasakei, žmonės jau nemoka tiesiog būti. Tipo, visi nori būti kažkuom, žinai, o ir jeigu jisai tipo, tiesiog yra, tai niekam atseit atrodo, kad neįdomus. O iš tikrųjų, tiesiog būk, tiesiog gyvenk, tiesiog džiaugis to kiekvieną dieną. Padarei ir nesigilink, kad tau sako, žinai. O jeigu pasako, kaip dėl grupės. Dabar man komentarai grupiai, ypač va ten, kur rašo TikTok'ų, sen mūsų stumė ir panašiai, manęs neveikia. Nežinau kodėl, bet man netgi smagu pasiskaityti. Manęs irgi jau dabar atrodo nebeveikia, žinai, tie visi komentarai, bet buvo laikotarpis, kur labai veikia. Ir skaudėjo, žinai, dėl kiekvieno to blogo komentaro. Tai aš vis dar iki dabar, kai manęs paklausė, kur yra paslaptis, aš nežinau. Aš nežinau, kur yra paslaptis, kaip padaryti savo kūną ir protą šaltą, kur tau nerūpi, žinai, blogas tas komentaras. Sakau, paslaptis meilė savo, aš manau. Žinai, kai tu mylis, bet, kaip čia, nesi pasikėlę, ne tame esmė, o tikra meilė savo ir žinojimas, ko tu vertas, aš manau, kad tai yra tokia siena, kur tau pasako, bet aš žinau, kad aš myliu save, čia tik tavo ir dar man patiko, žinai, kokia nuomonė. Ne nuomonė, o pasakymas. Niekas apie tave nieko negali pasakyti. Viską, ką apie tave sako, jis iš tikrųjų kalba apie save. Labai geri žodžiai. Labai geri žodžiai. Tai manau, kad ties šitą gražią gaidelę mes ir užbaigsim šitą podcastą, pokalbį ir noriu padėkoti jums, kad prisijungėt, kad pašnekėjot, pasidalinot tą visą informaciją, kurią laikot už scenos ir ačiū jums. Buvo faina, iš tikrųjų daug visokiausių įdomių dalykų išgirst. Ir tikiuosi, kad jums patiko. Jeigu patiko, nepamirškit palaikinti, pasubscribinti. Čia buvo grupė Hipokritai. Skandalingieji. Ir atsisveikinam iki kito podcast'o. Iki. Hipokritai. Padaryk tą didikciją. Čia gerai padarysiu. Didikcija, Raimutį dirigavimas, 4 karatų parakas, brudo rudo garinimui, reitidorai braidė, teodorai reiteriai, kito krito kritika, ne, įkrimto perimto ridiko didika eretikaitė, o retika kankina tave, bet ego mano gina. Jau atrodo mintinai šiaip žinau visą. Didikcija, Raimutį dirigavimas, 4 karatų Ne. Hey, and I don't care about what they say. Come from a place where we pray for better days.